Ta negalia raumenų nykimas kamuoja ir 10-metį šiaulietį. Viltis, kad vaiko sveikata pagerės, kainuoja apie $350 000, nes pasaulio mokslas pasiūlė vaistų. Bent kiek padėti berniukui vieni pirmųjų pasisiūlė šiauliečiai, surengtas labdaros renginys. 10-metis Justas norėtų bėgioti su draugais, tačiau reta genetinė liga Dušeno raumenų distrofija iš vaiko gyvenimo džiaugsmą atima kasdien vis labiau. Berniukas silpsta akyse, tačiau sužibo viltis. Toli nuo Lietuvos kitame pasaulio krašte išrasti vaistai, kurie dėja kainuoja pasakiškus pinigus. Bet vaiko mama, o ir jos kraštiečiai nenuleidžia rankų. Mūsų vaistai yra Amerikoje ir yra numatyta data, kada vėliausiai jie jau turi išvysti pasaulį. Tai yra 2016 metai, vasario mėnuo. Ir tada tikitės jau tos vaistukus ir jūs turėti? Aš negaliu netikėti. Vilties dalelė labdaros renginys, kurį inicijavo Šiaulių moterų klubas Lions. Jo prezidentė sako, kad kas kartą organizuojant paramą stengiamasi suteikti kažkam asmeniškai. Šį kartą šiauliečių aukos tik Justuko vaistams. Jisai pats galbūt ar šeima nepajėgtų įsigyti ar vaistų, ar priemonių, ar kažkokio įrangos reikalingos ir kad mes bendrai visos miestos kartu su visa miesto bendruomenė sudėję savo pastangas, jėgas, viltis ir norus ir linkėjimus galėtume tam žmogui visi bendrai padėti. Šiauliečiai pakviesti aukoti įsigydami kvietimus į klasikinės muzikos koncertą. Aukojo ir atlikėjai. Operos solistė sako, kad atsisakydama dalies honoraro jaučiasi prisidėjusi prie Justo sveikimo ir jo laimės. Kiekvienas žmogus gyvenime būtinai turi mokėti kažkokią dešimtinę. Ne veltui bažnyčia tai sako. Ir ypatingai žmonės, kurie yra sėkmingi, kurie turi gyvenime sėkmę, kuriem lemta uždirbti kažkokių pinigų, manau, kad yra tiesiog būtina jais dalintis. Mes menininkai pirmiausia ne pinigais dalinamės, o savo darbais. Justas laukiantis stebuklui prilygstančių vaistų aukojantiems jo sveikatai šypsojosi tik iš koncertų salės ekrano. Atvykti dėkoti negalėjo, liga neleidžia. Už jį visus gerus žodžius tarė mama. Jai taip pat padėkota už pasiaukojimą. Renginys kartu ir dėmesys motinos dienai. Vien tai, kad jau žmonės skiria dėmesį ir nėra mano sūnui abejingi, tai turbūt tas yra svarbiausias dalykas. Dušeno raumenų distrofija, kuomet sunyksta visi raumenys, Šiaulių krašte diagnozuota vieninteliam Justui. Lietuvoje tokių ligonių sakoma 10. Negavę naujausių vaistų, jie užgesta pačiu gražiausiu savo gyvenimo metu jaunystėje. Justukui gelbėti šiame renginyje suaukota apie 6 000 eurų. Panevėžio